Šiandieną mes pakalbėsime apie žiūronus ir kaip paruošti juos darbui, kaip sureguliuoti pagal save. Kalbėsime apie 4 skirtingų tipų žiūronus. Taigi pirmasis tradicinis žiūronų tipas, kuris turi fokusavimo žiedą priekyje ir šiuo atveju dešinės akies dioptrijų reguliavimą, autofokusavimą turintys žiūronai. Žiūronai su tolimačiu, kurie turi dioptrijų reguliavimą skirtą abiems akims, tiek dešiniai, tiek kairiai. Ir fokusavimo žiedą ir žiūronai turintys dvi funkcijas, tai ir galima juos naudoti ir kaip autofokuso principu ir pačiam sufokusuoti objektą. Taigi pirmiausia paėmus, pasirenkame objektą. Objektą reikėtų pasirinkti esantį toliau nei 10 metrų ir kad jis turėtų aiškų ryškų kontūrą, pagal kurį galėtume sureguliuoti žiūronus. Taigi pirmiausia, paėmėme žiūronus tvirtai ir uždengiame dešinį objektyvą. Uždengiame dešinį objektyvą ir žiūrėdami į pasirinktą objektą su centriniu fokusavimo žiedu sureguliuojame tą objektą, kad jį matytume maksimaliai tiksliai. Tuomet atidengiame dešinį objektyvą ir uždengiame kairį. Ir su dioptrijų, jau šiuo atveju dioptrijų reguliatorium, vėlgi darome tą patį sureguliuojimą, kad matytume aiškiai ir ryškiai objektą. Sureguliuojant žiūronus turinčius autofokuso funkciją, reikėtų pasirinkti objektą esantį šiek tiek toliau, 20-30 metrų atstumu, ir uždengus pirmiausia kairįjį objektyvą, sureguliuoti, žiūrint pro dešinį objektyvą, sureguliuoti dešinės akies dioptrijas. Paskui tą patį veiksmą pakartoti, žiūrint pro kairįjį okuliarą ir sureguliuoti kairiojo okuliaro dioptrijas. Taigi, pirmiausia, reguliuojant tokio tipo žiūronus, reikėtų susireguliuoti, kad aiškiai ir ryškiai matytume tolimačio rodmenis. Taigi, uždengiame kairįjį objektyvą ir žiūrėdami pro dešinį okuliarą paspaudžiame, įjungiame tolimatį, kad matytume tolimačio skalę ir sukdami dešinės akies dioptrijų žiedą, reguliatorių, susireguliuojame taip skalę, kad jinai būtų aiškiai, ryškiai, kontūrai būtų raiškus. Taigi sureguliavę tolimačio rodmenis, kai juos matome aiškiai ir ryškiai, toliau žiūronus reguliuojame taip pat kaip ir standartinio tipo žiūronus. Taigi uždengiame kairįjį objektyvą ir su fokusavimo žiedu sufokusuojam gerai objektą, esantį kažkur tai ne mažiau 10 metrų atstumu, kad jis būtų aiškus, ryškus, kad jo kontūrai gerai mums matytųsi. Toliau, vėlgi žiūrėdami į tą patį objektą, jau uždengę dešinį objektyvą, sureguliuojame su kairiuoju dioptrijų reguliatorium, kad tas pats objektas būtų vėlgi aiškiai ir ryškiai matomas. Viskas žiūronai yra paruošti darbui. Taigi, kalbant apie paskutinio tipo žiūronus, turinčius tiek autofokusavimo funkciją, tiek rankinio fokusavimo, pirmiausia, jeigu jūs pasirinkote autofokusavimo funkciją, tai reikėtų dioptrijų reguliatorių užstatyti taip, kad jisai būtų sureguliuotas ties nuliu. Ir fokusavimo žiedą šiuo atveju, būtent šio tipo žiūronų atveju, susukti iki pat galo į kairę pusę, į kairio objektyvo pusę, kol jis atsiremia. Viskas. Daugiau reguliuoti nieko nereikia. Nebent, jeigu jūs dar kažkas ne visiškai aiškiai matote objektą, galimėtų pataisyti su dioptrijų reguliatoriumi. Šiuo atveju esančiu ant kairiojo okuliaro. Jeigu pasirinkote rankinio fokusavimo funkciją, tuomet reguliavimas vyksta kaip ir standartinio tipo žiūronų. Taigi pirmiausia, šiuo atveju, kadangi dioptrijų, kaip jau minėjau, reguliatorius yra ant kairiojo okuliaro, reikėtų uždengti kairįjį objektyvą ir pasirinkus objektą sufokusuoti jį su fokusavimo žiedu, kad jį matytume aiškiai ir ryškiai. Po to, vėlgi uždengus dešinį objektyvą, reikėtų sureguliuoti kairįjį okuliarą. Vėlgi stebint tą patį objektą, kad jį matytume aiškiai ir ryškiai. Žiūronai yra išties labai svarbus medžiotojo atributas. Jis ne tik leis jums tinkamai pasirinkti trofėjų, bet ir grožėtis gamta.